Esu Domantas Navickas, gyvenu seniau Meškuičiuose, o dabar einu į Joniškio dienos užimtumo centrą. Dienos užimtumo centrą jau lankau 9 metus. Kai baigiau 10 klasių, galvojau, kur jau geriau eiti, o su mama atvažiavome ir nusprendžiau, kad čia noriu eiti. Kad gimęs mano sūnus Domantas bus kitoks, jau matėsi jo augimo, vystimosi stadijose. Jis vėliau pradėjo ir sėdėti savarankiškai, vaikščioti, su kalba išvis buvo sutrikimai. Pasiekus atitinkamą amžių vaikui reikėjo pasirinkti, kur jam toliau. Ar jis bus pas mamą namuose, ar jis išeis į kokį reabilitacijos centrą. Ir netikėtai sužinojom, Joniškio dienos užimtumo centras priima jaunuolius su įvairiais sutrikimais. Dėka projekto, dėka programos, kurios esmė, kad dienos užimtumo centras galėtų veikti ir nepriekaištingai, jis turėjo įgyti dar atitinkamą įvertinimą. IKIUS programa, kuri kompensuojama Europos socialinių fondų, ir atvedė iki tokios didelės pažangos. Jis yra pas mane visiškai savarankiškas, jis pasikeičia ir rūbus, ir patalinę, jisai ir maistą, aišku, negamina jis tiek daug, kaip norėtųsi, bet tikrai nealkanas išbus. Ir skambutis mamai, kaip tu, kas pas tave, kada tu grįši, tai yra irgi vaikui duota. Su pinigais taip pat, jis parduotuvėje žino, kiek kas kainuoja ir kiek jis turi piniginiai, ar jam išeis ar neišeis. Tiesiog gyvenimo kokybė pasidarė daug geresnė.